Ir katinas pasiėmė. Tai katinas, jeigu esi šnipas, tai negali turėti katiną. Tai pagalvoju, su toks raštas, kuris grėsmės nacionalinio saugumo požiūrį jau apsišvietęs yra. Tai jį tokiu debilu tai ir ieškoti nereikia. Jis gyvena tam prūdė prie prūdo. Ir ten jokio katino nereikia. Jis net nepabėgo. Tai jo, tai tu. Jis gal net, žinai, kaip yra. Jis greičiausiai yra agentas rusnios, bet jis toks yra nepavojingas, kaip šitas, kaip Motina naktis Vonneguto romane, kur Amerikoje neonacistai. Ir jų jačeika tenai pogrindinė tokia. Ir ten buvo netgi negrų nacistų, įsivaizduoji. Bet ten ne apie tai, ten buvo tas pagrindinis herojus Motina naktis. Amerikonas, kuris Vokietijoje antro pasaulinio jis ten pasiliko, kai jau artėjo karas, ir jį užverbavė amerikietis. Sakė jam, gal galėsi šnipinėti. Ir jis šnipinėjo, čia ilga istorija, nenoriu gadinti, jisai ten apsimetė vokiečių propagandistų, tokių labai baisių žmogų, nacistų, dirbo radijų, ten buvo, prieidavo rukopожатно su aukščiausiu rangu, ten nacų vadais. Ir kai baigėsi jau karas, jisai su pakeista identity gyveno ten New York'e kažkur. Ir jo kaimynas ruskis, kuris irgi tipo senas imigrantas. Ir tas rusis labai šachmatais mėgo žaisti. Jis žaisdavo kartu šachmatais. Ir tas ruskis alkoholikas ir jis negerdavo, nes jis negali gerti. Tai jis vynas būdavo ir tas mūsų herojus tam tipo liktai gerdavo, tas negalėdavo gerti, tik žiūrėdavo kaip tas gerti. Ir tas ruskis buvo rusų šnipas. Ir jis buvo tiek seniai išaiškintas ir ant tiek jis tam nieko pavojingo nedarė, kad jo niekas tas ruskis. Kad jo net nelėtė. Supranti. Čia kaip panašiai, kai buvo tas Comical Ali, kai 2003 invazija į Iraką, ir kaip analogija su Chemical Ali, su to žiaurių Irako generolų, kur naikino žmonės cheminių ginklų, ir pagal tą aliuziją tą pavadino Comical Ali, nes tas durnius prieš konferencijas darydavo kaip tas ruskių irgi tas, kur Kodnašenkovas ar kaip ten Kanapliovas, kur pizdyt, kad jau čia Kijevą jau paėmėm, ir tai tas sakydavo, kad jau amerikiečiai savo kraujyje skęsta ir kad jau ten pizda, mes jau sumušim. Ir per vieną tokią prieš konferenciją matosi už jo langas, ir po langą matosi Abramsai, jau ten Bagdade tvarką daro. Ir kai amerikiečiai įsivino tą kortų koladę, paieškomų, ten Kurtuzas, ten Huseinas turbūt, ten dešimtkę ten jau mažesni, ir ten toks buvo žaidimas, kortų kaladė ir numeriai, tas yra devinkę būgnų, pavyzdžiui, ten tas koks nors pulkininkas žiaurus. Tai jisai buvo... Tai jis galvojo... Ne, palauk, jis galvojo, kad, pralaimėjau ir jis atėjo prisidoti amerikiečiam. Jis galvoja, kad jis paieškomas. Jis sako, durnio. Tai Comical Ali. Turėjo radinėti, kad jis išnypas. Aš neatsimenu, gal jis po to gal ir nusižudo, gal neapsimu dabar aiškinti. Ar tu norėtum būti, infiltruotas į kokią nors šalį, pavyzdžiui? Aš norėčiau dirbti dvigubą agentų. Dvigubų? Taip, aš norėčiau, kad mane užverbuotų lietuvaičiai. Kad tai estijais šnipinėtum pramoniniai. O aš estijų prisiduočiau, sakyčiau, aš galiu dirbti jūs, tai man aš mėgstu greitas mašinas, moteris ir konjaką. Ir estai sako, pasitarė truputį, espionosiu. Gerai, sako, tu dirbsi mums? Dvigubas būsi agentas, double X. Double crossas. Ir aš norėčiau, aš tada atvažiuočiau į Lietuvą kas mėnesį. Su ataskaita. Su ataskaita. Ir Lietuvos saugume mane ten antrūkai, žvalgyba. Sakytų, pagarba, alikai, ką gero žvalgai, duok laikmeną, šiam duodu flešką, jie įdėdu į kompiuterį, stop secret, kokio kompiuterinis osas, kuris net nežinai, kas čia toks kažkoks Hyper Linuxas, žaliai į baltą, jo. Ten estų karinių pajėgų, kiek kolipkų per dieną per pratybas iššaudo. Ir man sako, kaip gerai padirbėjai, šitie pseudosomai, kurie seniai mumis užpisa. Lipant sprandų. Jo, ir čia žemina mumis. Gerai, dirb toliau. Ir važiuok, sako. Ir vokelį duoda.
Peštuką kažkur. A medžiagą tu pateiki su falsifikuotais skaičiais. Nes man estai sakė, juokėsi, sakė, mes čia pamažinom koliptų skaičių. Taip. Lietuviai galvoja. Tu grįžti tave, pasakyk, sako, kaip patikėjo. Aš sakau, patikėjo. Jums gali kaip kitą voką duoda. Ten irgi štuką, įsivaizduoji. A tu tada, jau su estais toksai ant tų? A, jie neprisileidžia. Ja. Bet vis tiek jie tavim pasitikė, kad tu... Buvo vienas atvejis, kai Estijoje, Taline, kai aš eilinį kartą pas juos grįžau. Aš ten tipo gyvenau. Ir mane nusivedė į tokį kavinę, kuri vadinasi kažkaip Hunt. Baras, laus toksai. Hunt. Ir ten Estų buvo vienas mane prižiūrintis karininkas. Majoras, man žinoma. Jas pasvės, tas majoras, ten tokia kariuomenė, kad ten taip jau majoro reikia. Ir sėdim geriam. Ir jis nusigėrė. Ko negalima daryti. Ko negalima daryti. Ir aš iš jo bandžiau ištraukti daugiau, negu iš manęs prašo tipo antrūkai. Jis man pripasakoja tokių dalykų, kiek, ne tik tai, kiek iššaudo tarp pratybas estų kulipkų. O kiek asiečkų būna? Kiek asiečkų būna. Ir aš su tą informacija, aš dirbu estams. Kaitselį tokia. Aš tada kitą dieną pas jo pulkininką leitenantą, pas jo vadovą. Aš ateinu, sakau, turim problemą. Turim balabolą. Įsimetė į kompaniją balabolą. Ir aš jam papasakoju, ką tas man sakė. Prisigėręs majoras. Sakau, skaičių, kiek asiečkų buvo. Ir tas pulkininkas leitenantas tai biškai šypsosi. Gerai, mes pasižiūrėsim, kokia bus ateitis to majoro, kaip tėvynės išdavyko. Gerai, alikai. Ir duoda man dar vokelį. Aš sakau, vokelis vokeliu, bet aš mėgstu dar, kaip jums sakiau, ir greitas mašinas, ir moteris. Sako, gerai, sako, tau bus ir greita mašina. Tai X5 tada. Jo. Uberis? Su Bobo vairuotoju? Ne. Ten buvo 2014 metų automobilis, dizelis, turbo dizelis. A kelinti čia metų buvo? Čia dabar? Čia vat ką buvo, ja. Ir? Asgi pradėjau šitą, kaip aš įsivaizduoju, kad norėtų būtų, gaunasi, kad jau taip ir yra, ne? Jeigu labai stipriai įsivaizduoja, tai tampa tiesa. Ir sakau, gerai, ačiū už mašiną, greitą, sportinę, bet aš dar ir moterį noriu. Tai jis man davė kažkokį telefonų, ten tokius keletų numerių, kur ten kažkokios vietinės šliūkos, rusas, aišku. Tai aš buvau laimingas iki Mėnulio ir atgal. Ateina laikas grįžti pas antrūkus, kur tipo aš jiems dirbu. Aš atvažiuoju, estai man fleškę sufuširavo, ten visus skaičius sukeitė, kiek estų kariuomenė per pratybas asiečkų padarė. Aš čia flešką, mūsų šitie antrūkai. Gerai, praeinam čia. Ir ten vis laik mes susitinkam kambarį, kur net ventiliacija neveikia. Ten viskas, ten nėra, joks garsas nepraeina. Įkišai matrica. O sako, kaip gerai, tu kiek daug išsiaiškini. Ir aš vienu metu sakau, šiaip tai, aš mėgstu greitas mašinas ir bobas. Ir tai sako, tai tu tą turi, Estijai. Sakau, blėt, zalicėl. Bet sakau, mes žinom, bet man reikia Lietuvoje, kai aš būnu. Sako, gerai, sako, tai kokios tu mėgsti mašinas? Sakau, aš X5 turiu, gal galiu X3. Gerai. Sakau, moteris. Tai sako, kokio tipo to moteris, kaip bunkė patinka, ar kaip ruginėlė, kokio tipo tu. Sakau, man, kad tik karšta būtų. Radome ten tokį porą šliukų, Sodų gatvėje, ten kur gastinis yra prie McDonald's. Tai ten man išpirko 1,5 valandos pasibobyti su dviem tokiam Baltarusiam. Tai jos irgi gali būti, žinok, įfiltruotas. Tai jos atėjo su tokiais prirakintam ausiniam, kad negirdėtų, ką aš sakau. Jo ant burnų, kaip aš Ganibalą Lekterį, tokia, bet kur iš vis prašnekėti negali. Ir tik tai tenai nieko nėra, kad aš galėčiau bovytis. Tai, saugumas mūsų neduoda, kaip pistukai. Atsiuntė šliukas, kur aš nieko negirdi ir nekalba. Nors viena iš jų bandai, ženklais parodė, atnešė tokį, žinai kaip vėžutis, banknotėlis ir tušinukas.
Tipo parašyk. Aš sakau, ką tau rašyk? O man dar nenudžiūjo, ten sėkla, ten ką tik viską padarė. Jinai man ženklais rodo, žodžiu, aš supratau iš ženklų, kad jinai nori, kad aš parašyčiau, kiek aš jai turiu damokėti. Ai, šitaip. Ten tiek vatsliuką gopšį. Ir nenorėjo, kad negalėjau pasakyti. Kai negalėjau, kai jau supratau, kad ko jinai nori, nes aš galvoju, čia kokia nors Baltarusijos KGB, žinai. Nes aš toks jau triple cross galėčiau tapti. Dar geriau. Tai aš jau parašiau 10 eurų. Sliuka. Magaryčių gavo. Taip, su kurva, ne? Šnipui pačiu pamaulojo. Dvigubam šnipui. Atvažiuoju į Estiją jau sekančią dieną. Su savo XP. Ir manęs jau laukia. Estų šitą kapo. Ir jie jau žino. Ką? Kad aš buvau viešbutį su šliuchom ir galvau. Iš kur jie žino? Matyt, kažkurį iš tų bobų ne iki galo buvo ausinės dasidėjusi. Arba viešbutis turi vabalą kambarį. Kaip tu kažkada sakei, kad miškiukas sėdi kampe. Sėdi, auklė paliko, kad vaiką prižiūrė. Kad pažiūrėt, kaip auklė dirba. Miškiukas. Gali būti. Miškiukas. Estų miškiukas. Tai va tas tokio... Bet čia įtampa didelė tokį darbą dirbti. Ne, tai aš gyvenu tą mintim, kad aš kiekvieną rytą prabundu kaip Štirlicas. Atsimeni toks bet tu vis tiek kažkokią ten turi priedangą, ten tipo profesiją. Legenda. Bet tenai dirbi kažkur, kai būni Estijai. Tu turi vis tiek būti kažkoks. Taip. Negalėgi būti. Estijos jūrų muziejuje. Laikraštis skaityti visą dieną, Praskylė žiūrėti. Šnipas. Ne, aš atseit dirbu jūrų muziejuje. Prižiūrėtų prie vandeninių valčių salėj. Vandeninių laivų. Ten ir pasakai apie jas viską. Tai tam man davė tokį instruktavę. Sako, pasiskaityk internete apie šitą salę ir tiesiog skaitykas parašyta. Lankytojams. Lietuviškai? Rusiškai. Estijoje Gitalinė Babčenko sakė 40% rūskiai. Rusakalbiai. Taip. Nemažai. Ką tu čia tikėsi, kad pas mus... Geriau. Pas mus geriau. Pas mus biški geriau. Ne, aišku. Nu jau. Aš toks apsigimęs šnipas. Aš galiu, ne vienas muskulas jebalniko nesujudėtų. Vat, pavyzdžiui, tu mane... Vat, pavyzdžiui, jo. Vat aš susitinku su tavimi kaip kažkokiu rezidentu. Ir aš turiu įtarimų, kad tu iš Latvių gatvės kažkoks ten kultūros atašė, kuris akivaizdu yra štykas. Ir jis nori išleisti mano atsiminimų knygą ir sumokėti man basnoslovnus pinigus. A juk čia yra bakšišas už tavo šnipinėjimą. Jiegi nezurniai. Jie sako, tu mums nereikia, kad tu man mikrofilmą duotum, ar fleškį. Tu parašyk knygą. Visiškai legalią, ar kažkokį daktaro veikalą, disertaciją. Jo. Ir taip bus, žiūrėk, skruzdėlių atsirado. Čia tau iškrito iš, vernos, ir parašyk va daktaro disertaciją. Ir ten gražiai, osinto tvarka sudėliok taip, tik tai kai kuriuose vietose nepadėk kablelio, o vat kas trečią sakinį tokio ir tokio vietoj padėk kablelio. Ir čia bus mums aišku, kad vat nuo tos iki tos vietos yra informacija, kuri yra šiaip slapta, bet tu kaip, mokslininkas nesimato, nieks nesupras. Arba gali su pienu parašyti. Tai ir su pienu irgi. Tarp eilučių, to žvakės pakaitina ir matosi. Ir ten buvo toks įdomus, juokingas momentas. Aš sakau, tikrai su pienu. Nesako, šitie laikai, Lenino laikai, iš tikrųjų, sakau, apmišk. Sakau, palauk, ką tikrai, nesako, juokauja. Tai pasijuokiam gerai, o toks vyriško humoro. Senų žvalgybos vilkų humoras, kad apmišk ten... Tu supratai, nes kad penas ir pakaitinami žalai jau šilti. Supranti? Tai supranti, tu pamyži, ten jau iš karto tarp eilučių, ten viskas. Kiek kaicelitas iššaudo per pratybas, kiek aš iš... A būna tavo darbė, kad reikia susitikti su kitu agentu ir jam kažką perduoti? Būna. Tai muziejui, kai dirbi... Jo, ten yra tokia trapinka. Jis kažkaip paduoda ženklą. Palei muziejų yra toks takelis. Ten neaišku, atsinuvaikščiu, ar virėjos, ar katas. Ar kur vagiai iš muziejaus žuvų maistą. Skruzdėlė ant tave vaikščiu. Jo, juoda skruzdėlytė. Nematau. Įdomas, kad tu ją čia atsinešė. A jinai dauginasi. Aš nematau. Tiek to. Tai ten tokį man davė konteinerį,
kuris yra kaip vaiko numestas penalas iš mokyklos. Tas biškis su įskilimu. Kur niekas nepakeltas. Niekas nepakeltas, ką ten gali būti šratinukas išleistų jos. Na, ten aš tokį mikrofilmuką įsūkęs į tą patį parkelį. Tik uždėstą ir tas konteineris, mūsų kalboje, tai vadinasi konteineris. Aš taip padėjau prie tokios pušaitės kameno, prie šaknų, taip tipo čia kažkas iškrito. Ir nuėjau. Ir valandą X atėjo toksai su... Senukas? Toks, kur aiškiai užsidėjęs ne savo veidą. Mission Impossible, kur senis kažkas. Kur šoka tokie? Jo, žinai, toks matau. Kūnas jaunas, Korėjietis. senukas. Ir jis taip eina.